Tu šiandien Virus J ir užmiršau vėl vardą. Visiems tie atėjus, kam čia reklamuoja, koks skirtumas. Virus J ir Eglė. Ir tie daug homo sapiens, antro sapiens nesakau, nes dar nenusipelnė. Kas už baro dirba? Neandertaliečiai. Aš dirbu. Ir viskas? Ir aš dar galiu. Atidirbs? Ar nedirbi šiandien? Aš dirbu čia Datilku. Kas yra? Kas čia buvo? Apsisuota. Kažkas apsisuota. Aš nežinau. Čia patronas turbūt. Aš vadinu tai kulka, nes man primena, ta prasme, kulka. Tai čia visa kulka tokia. O gali parodyti, kaip naudotis, pavyzdžiui? Davai, parodykit, kaip naudotis. Tai davai, Deniga, aš ant tavęs parodysiu. O norėjau paklausti Tomai, pavyzdžiui, jūs treniruočių metu, kada einate į sparingą ir prakėtama nosis, ta prasme, jūs nenaudojate tokio įvėjo? Nenaudojate. Nenaudojam. Bet pabandykite. Bet pabandykite, Niktas sakė, kad... O dabar gal pabūkime mitų griovėjais ir pabandykime pažiūrėti, kad kūnas patalpintas į skystį, kiek jisai gali kartų padidėti. Ketas labai tikrai mėgsta. Labai gaunasi man čia išvynioti iš tos įpakuotės. O tą valtarkį nuvedys ir kur? Ne, valtarkį nemardinga. Čia būna išėmė kaltą kolą. O iš tikrųjų, kolą pažiūrėkim, kiek tokį daiktą sugertų. panašų, kokį pats turi. Ar padarys kaip... Bet tai vat išradimas, ne? Klauso. Laukiam. Susispręs, kaip tą netį. Nes pamačiau gal. Augiai skambina. Kai centras, trečias aukštas, pakilsi ir pamatysi durys praviros, ten remontas. Jo, į tą remontą eikit ir mes ten sėdėsim. Gerai, laukiam. Tamsus skystis. Reikėjo tos granatus Sudėti užimtis ir vėrintas daiktas. Turėsit klausimų? Nu, imkit laiką kas nors, per kiek sugert. Turėsit jiems klausimų? Turėsim kokį klausimą jūs. Kodėl ne granatų sultis, Kęstai? Gerai, bandome. Ne, kaip į kolą deda citriną, kad sugertų visas tos blogumus, visą chemiją. Nutrauk. Reikėtų bare pradėti tamponą, dėti molą, kad sugertų visus. Kaip tą telpą? Kaip toks daiktas? Davai ilgiau palaikyk. Sudurs stiklinę. Pritvinkęs. O kas čia yra? Kitą kartą, kai skalbenkė, žinai, tipo vasa šlanga buvo prakiūrus ir pribėgo vandens, tai nebevalysi va. O dabar žinai, nepabandyk išplausti, pažiūrėti, ar antrą kartą naudojamas. Jeigu tik dabar įsijungite... O jūs išsigrėžė ar ne, Kęstai? Jeigu tik dabar įsijungite mūsų gyvą transliaciją, tai aš nesidarau arbatos. O pabandyk išgręžti. Ar veikia antrą kartą? Aš nenoriu liesti, gal galėtum tą. Gerai, baigiam šitus eksperimentus. Aplaistė mūsų didžėjas. Prašau. Mitų griovėjas Kęstas. Čia irgi galėtų viena rubrika būti, va, koks, nu vėl skambina. Čia skambina iš... Romanovas. Nu? Pinigų prašo. Užstrigo laiptiniai rūkę ir negali išeiti. Ne, negaliu, iš tikrųjų esu tiesiog nemet ir negaliu išeiti. O šalta ar ne ten? Nu, kaip gaila. Tuoj. Už 2 minučių ateisim, kur baigsim filmuoti ir ateisim. Užstrigo, mat, vargšiukės. Kur pabėgai? Ne, iš tikrųjų, va, mitų griovėjai gera idėja, Ken. Gerai, iš tikrųjų mes galim susigalvoti labai daug rubrikų štai laidai. Kiekvieną kartą pasiruošti. O sakykit, kas buvo tas žmogus su ta kaukė? Blemba, tokia gera laida buvo. Jo. Žiauriai. Ūsas. Aš žinokit, aš stebėjau ir aš jau... Tai vakar nebuvo čiupa-čiupsu. Vakar nemačiau. Žiauriai fainai. O buvo blogų laidų? Kiek mačiau, ne. O tikiuosi matei visas. Ne visas. Vakar nemačiau.
O Dieve, vėl ateina. Bet būtinai pažiūrėsiu. Nežinau, kad yra galimybė. Mes neringa gražinu mėgsti. Žiūrėk, kiek tu geras. Mes užtrykdom biškį. Matėjai neringa nuoga, ar ne dabar? Nematė, tamsu buvo. Bet biškį mačiau. Nepavydė. Pavydžiu? Ne, tai aš neringai pavydžiu, ne tavo. Kaip čia? Tavęs neringai pavydė. Aš norėjau pagalbėti, pavyzdžiui, Jo. o pas jūs būna tai ta prasme, kad... Nesupratau, gali garsiau. Jo, ar parodyti? Ne, ta prasme. Ką? Ką norėjai pasakyti? Kas yra? Norėšk. Na? Nenoriu garsiai. Sakyk, Nu, sakyk. Sakyk jau. Visi savi. Kai nusimaunate kelnaitės, būna taip išlindę. Geras. Nežinau, kaip Pas neringai. Suvalys mane matėjai. Dabar visi galvos, kad mes dzindzeliaujam. Bet tai taip vaikai yra? Kas? Taip vaikai yra? Aš mėginau, aš šalia, bet Pas jis neringai nepasidavė, yra? nesakė. Aš jau sugalvos. Aš mačiau. Melagė. Atvičialik. Duok laiką. Eik, aš masiu tau šortus, pamatysi. Duok laiką, Julė, kad tai Numausiu buvo. šortus. Va dabar pasiūlę patikrinti. Patikrinti biškį. Julė, duok laiką, kad iš tikrųjų tai buvo. Galima duodu dažniau. Pasakysiu, kas su tuo Kam dzindzeliauja. duodi? Kam duodi? Neringai duodi? Tai neringa yra pas tave tas... Ne, iš tikrųjų yra, jeigu Julė sako, iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų tai yra. Na, bet biškį toks. O jums nereikia uždėt ženklą, tai nežinau, Jau arba Jau po 12. Nuo kito šeštadienio bus jau. Mes patpolino čia eterį, tai mūsų nieks O nepagauna. negali už tokį va paimti? Aš kitą savaitę Neįsivaizduoju, konkurentai gali Ne. skųsti. Ateisim neringą su tavim vėl, parodysim dar ką nors įdomiau. O tu ką, tu šiandien įdomus parodai? Tai aš kitą savaitgalį. Prisižadi? Ką kitą savaitgalį darysi? Julė prisižada kitam savaitgalį parodyti, ką nors įdomiau. Tu man padėsi? Tai dabar. Padėsim? O rytoj... Ne, bet jūs iš tikrųjų tai pagalvokit ir apie merginas, kurios žiūri šitą laidą. Tai O ką, ko, merginas? kadangi bare dirba visai neblogi bakurai. Čia kurį... Julija, o tu ką rytoj veiki? Niekam tai nėra. Vakare. Vakare? Laisvą? Laisvė, tikrai tau laisvė. Ar tikrai tau laisva? Ar mes eisim valgyti ar ne? Ar tikrai tau laisva vakare? Ai, jas. Ne, dirbsiu. Kur man? Ai, va, ten dirbsiu. Ten dirbsi Tai rytoj dirbo Killer Disco Bar, kas dar tūsančius galit užeiti. Sutiksit ten Juliją, galėsit užduoti klausimą apie Be futbolą. uždarimo, ne, nuo šiandien iki pirmadienio Jo. ryto. Aš gal ten ir pasiliksiu, nu šiandien. O rimtai, ar būna, kad jūs ten pasiliekat ir miegat? Būna, savaitę mėgas. Aš esu ant šaltų. Dar nėra buvę. Ne, kažkada po naujako, atsimenu, iki 3 nutrūkau. Paulius visą laiką mėgodavo. Visą laiką. Paulius tai visur mėgodavo. Arba klube, arba Killeris. Arba mašinai. Dabar naktinį miegą. Arba baidariai, kaip plaukame Paulius. Julė visą kelią. Gedai. Dabar Labai baškės norėjau prospekte paklausti, klube buvo miega. Nu, tylė. prieš metus laiko buvo toksai atsitikimas, kad buvo berods Helovynas ar kažkas tokio. Nu, tu ten parkritai miegot, pavargęs labai buvai ir tau nuskuto pušo. Ai, tai čia po Helovyną buvo. Ką tau neskuto? Bet paskui nemačiau, kaip tu susitvarkei. Ne, esmė buvo tokia, kad po Helovyną antrą dieną A, jo. daktaras dirbo tik vienas aukštas, man rodos. Ir Aš mes turėjau tai išėjom su filmą, Olegu, mūsų lojalių nuolatinių klientų į miestą. Ir aš visą vakarą prikolinau, kad norėčiau iškuosinas kaip pas jį, o jis niekam nepastatys plikas. Un tai sulaukė progos, subėgo namo atsinešė mašinėlę ir jis skuto man čia. Ir atsimenu kitą dieną Veronika pas Skype paskambina. Ai, aš tai numečiau, aš tau vėliau parašysiu. Ir po to pasibytę skambinau, užsirašyti apsikirius. Ir tik sako, po 4 dienų galėsi. Ir va, visą dieną sakiau, bet po to nieko, čia viską išskuto, čia tokias keptas. Jei matyt, sutikau ant gatvį, tik su kepurė vaikščioti. Žiemas vasarinė kepurė. Ne žiemas, rudenį jau gilų. Ne, Julė? Gal turite dar klausimą Julijai kokį nors?
Neringa? Tu turi daugiau klausimų. Bet, pavyzdžiui, Aš turiu įdomų iš tikrųjų. klausimą, pavyzdžiui, Gerai. kiek daug žmonių ateina į klubą, nešini, pavyzdžiui, mašinėlę, nes, nu, aš Jis niekada nubėgo- neįčiau. Nubėgo Nubėgo namo. pas- aš pažįstu vieną, kuris tikrai visą laiką nebėgo. nešasi, surgėlas. Jis visą laiką turi. Dabar naują Nubėgo nusipirko. namo. Kaip jis atrodo, jo saugotis reikia? Reikia. Jis nubėgo namo ir atsinešė. Kad ne, čia visą laiką buvo. Tavo klausimas. Tavo klausimas. Aš norėjau paklausti mūsų laidos svečio. Kodėl pas tai lupa blizga? Nežinau. Noriu paklausti, pavyzdžiui, Nu? Ar turi vaikiną? ne vaikiną, Labas. pavyzdžiui, vis tiek, Aha. prasme, paslaptis visi einam į tualetą mes. Ir tu tą tualete, tarkim, Iš K nukandi, ar centro. tau Taip, bet šiaip iš K centro. Ne, senas naujas. Aš įsivaizduoju, tik nustatyti, kad atenka nukasti, ta prasme, nes Ką nesigaudo. nukasti? Kaka. Arba, Turėjęs klausimų tokį gyvenimą. Niekada gyvenime. aš įsivaizduoju, vis tiek yra, visiems Bet tą tu plius iš tikrųjų tekia susidurti su ta situacija, Gerai, pakruvėt. kada apsitaškai. Ir, pavyzdžiui, labai yra nemalonu. Kai sėdi, Gražios merginos nekakoja juk. Kakoja, Bet negali. verdžia viską. Neringa, tai jo. Sakė, gražiai. Strypą pakeli į viršų ir į kairę. Tekia apsitaškyti už patį. Aš noriu išeiti. Tau Ne, reikia. nu arba tekia. Aš nesitaškau. Kodėl tai neatsako? Atsakyk. Ar nukandi, nenukandi ir ar tekia Nei apsitaškyti. kandu, nei kramtau, nei ryju. Nu, ta prasme, Nei taškausi. nuspaudė, aš nežinau kaip pasakyti, atskiri vieną kūno dalį nuo kito. Galime pavadinti visai lygiai tas tautas. Pamokai kaip daryti. O tu apsitaskai? Irgi ne? Bet yra viskas, kas Atrodo, kad gali mes gyventumėm kartu. Tu gal ką, įsiskrapstai pas mane. O čia pasiūlymas tiesiog metrėje. O drakonas nežiūri, kad taip drąsiai. Nudegins tave, kai Aš dar esu vieną pastebėjimą esu padaręs, pavyzdžiui, ypatingai tarp merginų. Jeigu mergina yra svečiuose, tarkime, jinai nueina į tualetą, tarkim, išgerus ten butelį šampaną, tarkime. Jūs niekada nenuleidžia dančių. Ne, ne taip. O ką mes Jos visą darom? laiką Va, atėjo. sėda ir būna pakrypusios ant vienos pusės tam, kad niekada negirdėtumėm to Tuoj sekundę. krioklio čiurlenimo tiesiai į vandenį krentančio vandens. Gerai, tai atėjo pas mus svečių, leisk Julius, Jo, ir aš jeigu pasimatysiu klube, nesimato. Užeikit, atsėskit. Neringa. Einam. Porą klausimų ir baigsim, gerai? Kur tu kęstai, ne? Tai atvažiavo pas mus dar porą svečių. Svečiai Reklamuojam kažką. nusirinkinėja šio vakaro žvaigždės, tai bus Virus J ir Eglė prie mikrofonų. Eglė, tai prie savęs pasidinsim. Yeah. Pažįstame? Mes? Čia sakiau prie manęs. Tai aš turiu būt čia. Labas, Irman. Malonu, aš turiu svečius, aš iš karto pirmas klausimas, aš pavadinau... Nukanda, tai nenukanda. Virus J man iš karto tasė Virus J. Kodėl tas Virus J, kaip jis atsirado? Čia yra... Virus J, tai čia atsirado labai senai, čia žinok, Per gripo epidemiją kokią nors, ar čia? Jo, matyt. Matai, iš karto matyt galvojau, kad tai turėtų būti viruso, kaip ir muzika, jinai turėtų skleistis kaip virusas ir išsiplatinti daug. Nors šiaip visa ta idėja buvo netgi mokykloje ir tai buvo labai senai ir užmiršta ir apie tai kalbėt, manau, net jau... Sikėjai, jūs to nepaleido tos idėjas ir sėkėjai. Jo, ir tas vardas liko metai iš metų. Gal atsigertų? Tiesiog jis ir tęsia. Ne, čia mes nemokamai duodam, kol filmuojate. Paskui klubą reikėjo sumokėti čia. Nori visi kavos skola? Ne, ačiū. Kavos nėra. Norim. Noriu. Yra? Kas, yra kavos, ne? O Eglė, anksčiau prieš televizijos kameras dažniau teko dainuoti, Aš čia o dabar klube, kuom skiriasi ta aplinka, kur labiau patinka pačiai? Ar klube, kur žmonės gali pasiekti, ar prieš televizijos kameras, kur ten žiūrovai kažkur toli? Šiaip emocijos visada būna kažkaip, vis tiek skirtingos, dėl to, kad kai televizijoje esi, tai
vis tiek žinai, kad tai yra publika visai galbūt Lietuvai, tai yra tiesiog platesnis tas visas mastas žiūrovų. O kai koncertuoji klube, ypač su jūs, kažkaip atsipalaiduoji galbūt daugiau dėl to, kad... Kodėl būtent su jūs labiau atsipalaiduoji? Dėl to, kad klube. Aš tokiu būtent klube. Būtent to atmosferai tokio, kai žmonės tikrai atsipalaidavė ir nu, kas čia? Ir klausė, ką turiu omenyje, atsipalaiduoji su jūs. Būtent aplinka ta tokia neįpareigojanti kažkaip ir žmonės matai, kad linksminasi, viskas labai yra gerai, tai ir pačiai yra labai gera nuotaika. O Klaipėdoje esate dažnai koncertavę? Daug kartų? Čia. Kartu pirmą kartą turbūt, ne? Jo, kartu pirmą kartą, mes kartu tik tai Nieko dabar dažniau teks, matai. Realiai, bet šiaip aš esu koncertavęs, pakankamai daug, manau, aplankęs praktiškai visus klubus. Tik netaršiu Išskyrus pavadinimą. man rodos, nors buvau kažkada tai senai. Gerai, viskas normaliai. Aš tai neatsimenu, iš tikrųjų. Nes tavęs tada nebuvo. Ir manęs nebuvo. O man Aš seniau žybiu. O taip. Teko, man vieną kartą. Išgerti Klaipėdoje teko vieną kartą koncertuoti. Vienai, kaip atlikėjai, ne kaip duetas. Visai kita programa buvo. Galima palyginti, tarkim, skirtingų miestų publikas, vat Klaipėda ir Vilnius, nebuvo. Klaipėda Kaunas. Be abejo, kad galima. Kartu jie nebuvo, bet buvo atskirai. Bet atskirai, kaip pavyzdžiui, pastebėjimai tokie, o tokie skirtumai, pavyzdžiui, Vilniaus, kokia nors Sostinės ir Uostamiesčio. Tai turbūt su Vilniaus publika nėra ką lyginti. Ta prasme, Vilniaus publika yra visiškai kitokia, galima sakyti, visa Lietuva yra ta publika ir Vilnius visiškai kitokia. Kaimai, tuo tarpu. Tiesiog Vilniečiai, nu, tarsi gal tų tokių susimaišiusių, tų visokių, irgi Vilniuje labai daug tų rusų, ten Kultūrų galima sakyti. Mes čia apie čigonus jau kalbėjom šiandien. Tai būtent gal dėl to kažkaip tai labai sunku įtaikyti tą muzikos stilių, kažkaip tai nes. Tikriausiai Vilniaus rusakalbį nesupranta, ką dainuoja. Turbūt. Nes jį nors ir pragyvenę 50 metų, žino tik tai labas ir ačiū ir už. Žinoma, neigiu Kaip jūs tapote, nu, kas jūs suveda, jūs abu? Vairužiai, ne su viena vokalistė aš esu matęs, YouTube'ai, o kaip jūs suėjot? Matai, kas yra, viskas prasidėjo nuo Eglės albumo, kur dalį gabalų jai prodiusavau ir iš to gavosi, o kodėlgi nepabandžius. Ir pabandėm vieną kartą ir visai neblogai. Ir ką, važiuojam? Dabar išleidai jau albumą, ar dar? Taip, tu. Aš. Išleidai albumą? Taip, išleidau jau. Išleidau čia šių metų pradžioj. Pirmas to? Tai yra antras mano albumas ir visai kitoks. Ir neatnešai nepadovanojai. Aš iš tikrųjų turiu. Kaip geriau, tu esi dalyvavo čia vienoje laidoje, dainuodavai vieną, dabar dainuoji kitką, kas geriau? Ta prasme, kas geriau yra, ką aš dabar, palyginant šią programą su savo. Ir televizijoje ten dalyvavo, ten laidoje. Kas liečia tą būtent, kai aš dalyvau akademijoje, tai ten projekte muzikos, tai žodžiu, aš dainavau tai, ką man daugmaž davė ir nelabai turėjau pasirinkimo. O dabar aš jau turiu pasirinkimą, aš galiu rinktis, ką aš noriu dainuoti, būtent kokiu balso tembru man būtent gražiau skamba mano balsas. Iš manęs reikalaudavo visada, Egle, čia tu gali taip ir dainuok, rėk ten cypauk žodžiu. O tai yra, nu kaip pasakyti, aš tai galiu, bet tai nėra mano būtent tas išreikštas balsas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad būtent, pavyzdžiui, kas yra mūsų programoje dabar, tai viskas labai gražu, nes yra angliškų dainų, kur man širdieviš, nu, patinka tiesiog dainuot užsienio kalbos. Mums skęstų rusiškas labai. O galėtum tada, jeigu tau patinka anglų kalbos, padainuot AC/DC Thunderstruck dabar? Tai gal tu gali. Būtent su metalo balsu. Dar jūs tai klausimas, tu, nu, kiek aš žinau, tu esi vienas produktyviausių didžėjų Lietuvoje, kurie leidėsi užsienyje, tai kažką gal plačiau gali pasipasakoti, nes gal daug žmonių nežino, arba aš čia nusišneku nežinau. Šiaip pas mane dabar rimtas releasas bus šį pirmadienį, EP su house muzikos legenda, vienu iš house muzikos įkūrėjų, Marshallu Jeffersonu.
Ir mūsų bendras EP išeis jau šį pirmadienį Fatboy Slimo įrašo kompanijoje. Tai mes dabar, vat, kaip tik šiuo metu vis siuntinėję videoklipo pataisymus ir žiūrim į kurią pusę, kai viskas. Ir vat, aš manau, kad tai mano vienas rimčiausių projektų ir labai laukiu, kada jis išeis ir kada viskas pasileis. Aišku, suplanuota dar kažkiek tai gabalų su juo yra. Dar prieš tai yra tekę dirbti su Sandy Riviera. Mūsų yra išleidę viena geriausių house muzikos labelų Defected, bendras gabalas. Nu ir tai tiesiog dirbu, stengiuosi, bendradarbiauju, bus dar daug visokiausių featuringų su užsienio žinomais atlikėjais. Jau yra daug įrašytų gabalų, tiesiog laukiam, kada viskas išeis ir... O pats visko ieškai, ar agentą kažkokį turi jau? Šiuo metu turiu labai rimtą partnerį, tai yra Dirty Orchestra, dar kitaip James Fennings iš Manchesterio. Mes dabar dirbam kartu. Mes šiuo metu esam kaip duetas ir bus du nauji projektai, House of Virus ir Sick Drop. Daug labai nesuprantamų žodžių. Nepaslaptis, kad... My name is Table. Ir nepaslaptis, kad jeigu yra duetas, tai vienas yra stipresnis, tarkim, ant muzikos, su kuo dirbu aš, būtent muzikinė dalis, o jis atlieka visą kitą juodą darbą ir mes tiesiog susibendravom, susikalbėjom ir laukiam, kada viskas startuos, o startuoja viskas šį pirmadienį. Aš manau, šiandieną viskas startuoja ant Dr. scenos, o ne pirmadienį. Iki pirmadienį gal atsigausi, kad... Ir aš tai tikiuosi išgirsti. Nemanau. Aš tikiuosi. Dar aš matęs tavo įvairius trailerius YouTube'e, tos after movie ir taip toliau, ten kokybiškesnių kažkaip nematau pas kitus didžėjus. Tai ar tau apsimoka pačiam daryti va tą kokybę čia Lietuvoj, kur jo, tau tai įdomu? Apie kokybę galvojant šiaip, jeigu darai, tai daryk gerai. Visų pirma, jeigu kažką tai darai, tai tom tiki. Negalvoji, kad tu darai Lietuvai, ne Lietuvai, dar kažkam. Tai aišku, yra tikslai, yra svajonės kažkur tai toliau. O čia tik tai gyvenamoji vieta, nu ir galų gale, šiuo metu aš esu čia ir kalbėti apie kažką tai kitką, tai nėra tikslo, bet visą laiką stengiasi, visą laiką darai, kad būtų kuo geriau ir dėl to taip labai malonu girdėti, kad jaučiasi kokybė. Nes ir svarbiausia yra jūsų tas bendras toks traileris padarytas jūsų programos irgi labai kokybiškas. Mažai kas tai daro, yra daug tokių... Mes darom, welcome. Čia apylanko mažu bando fantauskas, kas daro, kiek kainuoja. Tiek pavatą. Iš tikrųjų, mūsų laidos svečias pamiršo, kad Dr. Who personalas pakankamai geros kokybės daro vaizdo medžiagą. Gediminas sakė, gal tik pavadinimus, gali pakartoti. Tiek pavatą, naviguot, pavyzdžiui. Viską galite rasti YouTube tinklalapyje, parašė Dr. Who, tinklavatą taip toliau. O jūs Timotį neapšildysit, ne su savo? Tai Timotis mus apšildys. O ne mes jį. Nežinau, kažko geriau. Tai užgeri visus damus. Ne, aš su tuo, kad nemokamai pakavau apačiai. Žiūrėjau, tu geriai tą kokteilį, kurime buvo šitą. Turim rubriką mitų griovėjai, tai šiandien... Čia buvo mitų griovimas šiandien vienas. Kiek gali pritraukti? Ir kiek nugriovėt mitų griovėjų? Su tuo gėjimu. Kaip matai? Kiek čia jų nugriuvusių buvo? Paskutinis standartinis klausimas mūsų laidoje, visos merginos turi jį atsakyti. Ar turi Eglė vaikiną? Ir vėl tyli! Nei viena nesakė, taip ne! O merginą? Taigi rytis žiūrite. Taigi rytis taip nematys. Ir antrąjį standartinį klausimą. Rytis. Aš vieną surasiu Rytį. Gerai. Gal bus dainos? Ne, kaip gandai čia atsiklausia. Tai ką, šiandieną pas mus ant scenos Vairužiai ir Eglė.
Tai ką, judam? Judam? Į klubą, į apačią. Tuts. Ačiū, kad aplankėt. Oi, nėra už ką. Čia galima pašnekėti?